Tai štai parodysiu, kaip savomis rankomis, nebūnant didelių profesionalų durų montavime, įsimontuoti duris. Duris bus plastikinės, balkono duris, balkoninės, nes tai pigiau nupirkau. Viskas kainuoja, jeigu nori labai brangiais dalykais įsirenginėti garso įrašų studiją, tai reikia 100 000 ko gero. Kiti, žinau, pasiema net milijoninės paskolas, bet aš antiek nupušęs nesu. Rezultatas nuo to nepagerėja nei kiek. Na, gal truputį, jeigu įrangą ten nusipirkiu, kažkokią brangesnę, mikrofonas, kažkoks garso korta, na, kažkiek ten, šiek tiek. Bet visumoje viskas yra čia ausyse, supratime, tai ką darai. Ir gerai akustiškai rengta patalpa. Tai va, balkoninės duris, jos jau čia. Mums reikės, kad įstatyti šitas duris į vietą. Va. Kai statai vienas duris savo, užtenka kažkokių tokių pasiruošti pagaliukų, su kuriais pareguliuosim durų kampus, įstrižainę ir taip toliau. Va, reikės, varžtų kažkokių. Gerai būtų turėti laužtuvo po ranka, vieną kitą plaktuką, suktuką, drėlę, jeigu reikės įgręžti į sieną. Tai va, viską statysim paprastuoju būdu. Profesionalai, žinoma, lakstydami per dieną po 10 durų statydami, montuodami, turi plasmasiukų visokiausių pareguliavimų ir taip toliau, kaip sakant. Bet mes, jeigu tik vieną kartą, juk neliksi dabar parduotuvėje pirkaliuoti brangių žaisliukų. Šleito ramiai ir įsistatysim tas duris. Kas nesate to darę, žiūrėkite, mokykitės ir galite patys drąsiai įsistatyti duris. Mane dabar prakeiks, aišku, profesionalai. Bet kiekvienam pagal kišenę tiesiog gyvenimai verda. Duris tokios sunkios. Čia yra stiklas jau apklijuotas papildomai, nes jos jau buvo senoji mūsų studijoje. Taip, jos sprendžiu, į kurią pusę daryti atidarimą, nes, kaip žinot, balkoniniam durim tik iš vienos pusės yra užrakta spyna. Tai nusprendžiu vis dėlto pasilikti į savo pusę, kad sėdint per dieną prie kompo, kai ateina koks žmogus ir nori įsirašyti ką nors, yra labai gerai kartais pakelti užpakalį ir pačiam uždaryti duris ir atidaryti. Prisimatuojam šiek tiek, kokio storio mums čia pagaliuko reikės, žiūrim, kokie tarpai lygia. Aišku, ką reikia šiek tiek pakelti iš apačios pakišių plonus. Kodėl pakelti? Tiesiog, kad užsandarinti su sandarinimo putom, kad nepraeitų garsas. Nes jeigu čia padėsiu grinai ant betono ir nebus sandarinimo putų, tai tiesiog pro tą mikrotarpelį eis garsas, kurio man nereikia. Mano tikslas yra, kaip galima labiau izoliuoti garso pralaidumą pro šitas duris į kitas patalpas. Sudėtinga, sunkios duris, toj pusėje rankenos neturiu, bet kažkaip aš gal bandysiu labiau dirbti iš anos pusės ir kartas nuo karto paaiškysiu, ką darau. Taigi, pirmas etapas, kampuose, viršui, apačioj, užsikaišiuojam su pagaliukais taip, kad įsiremtų duris, kad jau būtų galima šiek tiek darinėti, praeiti pro jas ir pasireguliuoti jų poziciją skylėje paruoštai. Va, sekantis etapas, dėsim gulšiuką, žiūrėsim, ieškosim kampų, ar viskas gerai, jeigu reikės pagaliukų pagalba arba šito laužtuvo šiek tiek pakelnosim kažkur kažką. Patemsim, surišim, nupjausim, pakišim. Taip, dedame gulšiuką. Idealiausia naudoti kaip galima ilgesnį gulšiuką. Mano gulšiukas rodo, kad duris reikia šiek tiek šitą kampą į tą pusę. Arba apatinį į tą. Nėra didelio skirtumo, čia jau galim žiūrėti, kaip ir kuo toliau apdirbsim, kur yra poreikis, į kurią pusę palikti didesnį tarpą arba mažesnį. Bet geriausia laikyti tarpus plius minus
panašesnius, vienodesnius. Gerai, aš šiuo atveju trauksiu į tą pusę. Tai vėl pareguliuojam pagaliukų pagalbą. Vieną šiek tiek atpalaiduojame, kitą šiek tiek kalame stipriau. Kitaip tariant, storesnį kalam į tą pusę. Jo, vienam būna sudėtinga su tokiom sunkiom, bet jau panašiai pataikiau. Jau kampą panašiai pataikiau, nes man iš karto geriau duris lengviau darosi. Taip ir yra, gulčiukas rodo jau, kad viskas gerai. Su šita įstrižai. Bet dar labai svarbus momentas. Horizontaliai irgi pasimatuoti su gulčiuku, pažiūrėti, kaip atrodo. Aha, rodo, kad šitą kampiuką reikia šiek tiek kelti. Taip ir padarysim, bet einu iš anos pusės, nes iš tos man bus problema sulaikyti duris, jeigu pabėgu. Čia jau geriau 9 kartus pamatuok, 10 pjauk. Neskubant susireguliuoji. Jeigu reikia pakilnoji, reikia pastumdai. Bet kad būtų staktos visą geometriją skaitos 90 laipsnių kampas kiekvienam kampe. Galima naudoti gal ir didesnį kampainį. Aš kažkur turiu, bet tingiu ieškoti. Tai naudoju stigulšiuku ir savo bendru išprusimu, kaip turi darinėtis duris. Aha. Dar būtinai dabar čia yra į viršų tarpelį, tai dar čia būtinai reikia įkalti papildomus pagaliukus, kad spaudimas dar durų būtų iš viršaus į apačią įsiremtų gerai. Na štai. Puikiai jau. Dar reikia patikrinti duris uždarant, kad nebūtų, pavyzdžiui, tas kampas giliau įlindęs arba iš šono, o tas į priešingą pusę. Dar, kad nesigautų kaip kažkokio tai vėjo malūno sparno principas suktas. Tai skaitos, kai pridarai duris, visi tarpeliai turi būti vienodi iš visų pusių. Čia dabar matau mano kampelį, šiek tiek dar tarpelis didesnis. Tai vadinasi, turiu arba šitą kampą į ten, čia kurį kampą į kur. Tiesiog galite bandymo būdu šiek tiek pastumdai duris ir matai, į kurią pusę nori. Va, viskas, tiek te reikėjo. Priglūdo prie gumos lygiai visur. Ir dar kai su rangenu užspausiu, viskas, garsas nepraeis nei per kur. Tai va, duris kaip ir stovi mano vietoj, dabar reikia jas įtvirtinti su varžtais. Ir tada užpūsim putom. Jeigu su varžtais iš karto netvirtinam, sakykime, yra problema kažkokia, ne, nu ten silpnai laiko, nėra kaip įgręžti, vienas darbuojasi panašiai. Tai galima dabar būtų jau užpūsti putom, bet būtinai reikėtų bent porą pagalių skersinių įstatyti duris, jų pločių. Na taip, įremti, kad putos nepaspaustų staktų, paskui galite nebetidaryti ir neuždaryti durų. Tai va. Aš pabandysiu jau iš karto varžtus sukti, turiu čia tokių, radau 2 varžtus, kurie yra specialiai sukami į fibo blokelį. Čia už fibo blokelio yra dujų silikato blokelis, tai žodžiu, tokius įsuksiu papildomus varžtus. Manau, pradžiai 2 užteks, paskui, kai jau putos sudžius, aš kitą dieną nusipirksiu dar varžtų, dar įsuksiu vieną, nes, 3 reikia kaip minimum, idealu būtų 4 kokie varžtai į vieną staktą. Viskas nuo durų svorio priklauso, nes per laiką, jeigu nebus varžtų, trankimas, darinėjimas vis tiek putas sandarinimo išjudina, negalima palikti durų įstatytų be armavimo į sieną varžtais ar kažkokiom kitokiom priemonėm, nes paskui, sakykime, tuos pagaliukus, kol putos užžiūna, paliksim, kai putos užžius, tai rytoj vadinas, už paros laiko jau galima jos bus išimti, išmušim ir tas vietas dar kartą užpūsim putom ir viskas stovės ant varžtų, o putos tik sandarinimo tam, kad garsas nepraeitų. Taip, kur aš turiu nueiti? Užsikalbėjau, pamiršau. Priminkit, kur nueiti. Ai, varžtų paieškoti. Ai, varžtų turiu, tai reikia bandyti sukti juos čia. Bandykim per vidurį pirmai sukti, viršutinis vis tiek kampas įvirštas, tai nėra skubos. Pirmai suksiu vidurinis. Va, kaip, čia jis gerai praeina. Tikiuosi, kad ten skylė mažesnė. Ir nepralys, jeigu pralys, teks dėti šaibą. Va,
Idealiausia varžtus naudoti su šešiakampiu galvute, nes tie paprasti standartiniai kryžiai, dažniausiai yra vienkartiniai dalykai. Tai jeigu nori reguliuoti, sukite, ką nors visada šešiakampį galvutę naudoju. Ne tą galvutę einu parsinešti. O, štai, radau galvutę. Kaip tik tam varžtui. Bandau prisisukti. Jeigu nebūtų skylių, reikia pačiam tiesiog prasigręžti per staktą. Eina kaip norėdamas, kaip į medį. Aišku, kas kart reikia vis tikrinti. Manau, dar toj pusėje, kai veršiu pareguliuosiu, nes dar mikro užkliuvimas yra, arba tiesiog reikės po to bandyti pareguliuoti pačias duris, nes tampytos vežiotos jau kelintą kartą įstatomos iš naujo, išimamos. Įsisukau varžtą, kad iš tos pusės galėčiau bent uždaryti, kol rankenas nėra. Paskui dėsim rankeną čia. Kaip ir sakiau, geriau 9 kartus matuok 10 pjauti. Jo, tokia vieta nelabai patogi, beveik įsiūleina, bet gal pavyks. Nieko nėra patogiau už akumuliatorinę drelę, perforatorių, kitaip tariant. Sena molinė plita sunkiai eina, bet praeis. Apsimeskim, kad užteks. Atidėsiu geriau sukamą varžtą. Beveik puikiai. Kai uždžius putos ir bus galima geriau daryti, dar įsuksiu papildomus varžtus šitoj vietoj. Užsidaro puikiai, gerai, iš lauko pusės. Tai va. Pūsime putas. Prieš tai gerai būtų apsisiurbliuoti. Geriausiai naudoti statybose, kad ir pačiam dirbant, daugkartinio naudojimo pistoletus. Tefloninius būtinai, kitokių net nepirkit. Šitas netoks ir brangus, 15 eurų kainavo. Bet iš tos pačios firmos buvau vieną nupirkęs, tai nelaikė visiškai. Iš pirmo užsukimo, žodžiu, sugadinau beveik 2 balionėlius putų, vis galvodamas, kad kažkas susitvarkys, bet nieko. Tai rinkau šitą atidžiai parduotuvėj. Šitas dabar veikia puikiai, tai va, kaip pataikys. Putas nusipirkau irgi nebrangiosios, Titan, bet rašo, kad iki 61 decibelo garsą izoliuoja. Tai vien dėl to gal ir pasirinkau tokias, gan greit džiūna. Man patinka. Jūs rinkitės pagal save. Tai va ir užpučiam putom. Labai viskas paprasta. Prašom, grikiai! Paliekame džiūti. Jūs irgi taip galite. Ar mane kas nors girdite? Negirdim. Taip jums ir reikia. Čia bus galima dainuoti šitoj patalpoje. Jei meilės laivas kitam krantui. Gerai, nedainuoju.